Sveiki visi, kas jungiasi ir kas jau prisijungė. Labadiena. Tai Labą dieną. Labai sveiki, diena. sveiki. Labą dieną. Aš žinokite, jūs iš karto visus užmūtinsiu, padarysiu, kad mes tik tais prezentuotojai galėtumėm šnekėti, kad nebūtų pašalinių garsų. Mm, Taip, tai sveiki dar kartą. Čia, kaip žinote, prisijungėte į OPIK mokymus mokytojams skirtus. E, Šie mokymai bus skirti daugiau susipažinti su pačiu OPIK naudojimus iš mokytojų pusės. Juos mums praves Greta, kuri kaip ir mokytoja, dirbanti ir žinanti, kaip tuo naudotis kasdienybėj, galime taip pasakyti. Taip pat prie manęs yra ir Rokas, kuris padės atsakyti klausimus, kuriuos galite užduoti visų mokymo metu čiate, žinučių skiltyje. Ir taip pat dar noriu informuoti, kad mokymų šituos įrašinėjame. Jeigu reikės po mokymų vaizdo medžiagos, kad norėtumėte pasikartoti iš lėto, žingsnis palei žingsnį pereiti visus mokymus, žingsnelius, kaip ką daryti, tai bus pasidalinta, galėsite rašyti į info@opik.lt, mes dar parašysime į žinučių skiltį. Taip pat, jeigu norėsite pažymėjimo iš mokymo, taip pat galite rašyti į info@opik.lt, būtinai pasidalinsime. Ir tada užleidžiu vietą Gretai. Netrukus pasidalinsiu ekranu ir trumpai aptarsiu, kaip čia vyks tas pristatymas. Ačiū Arnai pristatymą. Šiaip manęs turėčiau dalintis ekranu ir man atrodo jau turėtumėte matyti vaizdą. Matome. Arnai tik patvirtinti. Labai gerai, ačiū. Aš gal kartą padarysiu, kad visą ekraną būtų taip. Dabar. Ops, atsiprašau, aš greitai. Man tikrai gerai turėtų rodyti viskas iki. Taip, tai sveiki visi susirinkę. Trumpai pristatysiu, kaip atrodo visa OPIK sistema iš mokytojo perspektyvos. Tai susipažinsime su tom, kaip galite rasti vadovėlius, kaip galite vykdyti paiešką, kaip kurti grupės, kaip gal susirasti arba paslėpti kursus. Parodysiu, kaip priskirti skirtingas užduotis mokiniams, nes yra skirtingi keletas būdų, kurie jums patiems patogesni būtų, tai visai naudinga žinoti. Tai kitaip tariant, pagrindinė informacija tokia pristatysiu. Jeigu pristatymo metu kiltų klausimų, tai vėlgi galite rašyti komentaruose, vėliau po pristatymo prie jų sugrįšime. Tai turbūt būtų tiek. Ir kadangi jau matote pagrindinį ekraną, tai darbalaukį, sakyčiau, tokį, taip. Tai viršutinėje juostoje matote oranžinę juostą, kurioje yra tie pagrindiniai pasirinkimai, kaip užduotys kursai, kuriame mes esame tame darbalaukyje, aš taip pavadinau, taip, paiešką, biblioteką, pranešimus ir paskyros nustatymus. Tai aš kažkaip pradėsiu ne iš kairės į dešinę, o iš dešinės į kairę, atvirkščiai visiškai, bet man atrodo kažkaip taip paprasčiausia būna, tai pačioje sistemoje dažniausiai dešinėje pusėje ir būna paskyros nustatymai, tiesiog turėkite omenyje, kad galite matyti savo informaciją apie save, galite matyti mokyklos nustatymus kažkokius, tam tikrus tiksliau, galite matyti, galimybę atsijungti čia, ir nesvarbu, tikiuosi, kad tai visi randate. Svarbu dar žinoti, kad yra laiko įrankis, kurį taip pat matote pagrindinėje oranžinėje juostoje, tai su laikroduku. Panašiai sistema atrodo tiesa ir mokiniams, tai svarbu irgi atkreipti dėmesį, kad jų tiesiog juostos spalva skiriasi
bet jie irgi gali matyti savo vartotojų nustatymus, pranešimus, biblioteką, įvykdyti paiešką. Tai tiek būtų iš vartotojo nustatymų, yra pranešimai. Pranešimuose galite matyti tą svarbiausią informaciją, kas pateikė namų darbus, kas nepateikė. Gal tie pranešimai dar netgi, man atrodo, opesni, tokie svarbesni yra mokiniams jūs matyti, nes jie mato, kai kažkokią naują užduotį gavo, tokią informaciją iš karto gauna. Taip pat laikroduko skirtyje laiko įrankis, visai svarbu žinoti, kad toks egzistuoja. Jeigu skiriat kažkokį darbą, tai visai patogus įrankis jį panaudoti. Čia galite rasti, kaip matot, laikrodį, laikmatį ir chronometrą kažkokiam laikui fiksuoti. Ne? Ir tuomet jau kairėje skiltyje, tiksliau kairėje pusėje, taip matote, mes esame užduotyse ir kursuose, aš sugrįšiu, bet dabar keliaujam prie bibliotekos. Tai biblioteka turbūt jau sufleruoja, ką joje rasite, joje tiesiog randate vadovėlius, taip. Bet kas dar įdomaus ir svarbaus, tai kad jūs matote čia visą bendrą vaizdą, kiek ten tų vadovėlių yra. Tai tam, jog kuo greičiau tai padarytume, tai galite tiesiog paieškoje ieškoti, jeigu ieškot kažkokio konkretaus skyriaus, kažkokio autoriaus ar kažkokio konkretaus dalyko, savokos, raktažodžio, tai galite tai daryti. Taip pat, kaip matote, galite filtruoti pagal klasę, pagal dalyką, pagal leidėją ir dar yra keletas kitų tokių filtravimo būdų. Tai čia aktualu žinoti, jeigu kažko greitai galbūt ieškote, gal negreitai ieškote, bet iš karto norite surasti, tai tiesiog bibliotekoje galite pasiieškoti, pasižiūrėti ir surasti. Jeigu ieškote dar kažkaip tiksliau, tai galite naudoti vietoj bibliotekos skirtuko, pasirinkti paiešką ir toje paieškoje jau galite iš karto taip atskirti. Vat aš pavyzdžiui ieškojau, gerai, galim, tarkim, paliekam žodį pasaulio, ne? Ir kai aš ieškau to raktinio žodžio, čia jums rodo arba temose informacija su tuo žodžiu susijusia, arba užduotyse. Tai kodėl sakiau, kad kai labiau išplėsnės paieškos reikia, tai naudinga ieškoti konkrečiai paieškos skirtuke. Tai dėl to, kad tiesiog čia prie temos ir užduoties jūs gaunate irgi atskirus tokius filtrus. Nes jūs galite matyti, kiek yra paieškoje rezultatų atitinkančių tą žodį. Na ir čia normalu, nes tas žodis, kaip matot, gali būti naudojamas taip dažnai. Galite pasirinkti skirtingas klases, tai jeigu labai konkrečiai ieškote kažkokio vadovėlio ar užduoties, pavyzdžiui, jeigu turite dabar kokius 5-okus, 6-okus, tai greičiausiai prieš tai būsiam dalykų gal irgi kažkokios informacijos gali prireikti paieškoti. Tai čia irgi variantas yra filtruoti pagal klasę, filtruoti pagal pasirenkamai mokomai, tai yra dalyką, ar ne? Tarkim, biologija, fizika, kaip matot. Ir jūs matysite konkretų skyrių, kuriame tas žodis yra naudojamas. Tai čia gal aišku, jeigu ieškosite pagal dar griežtesnę savoką, tai irgi surasite konkrečiai tą vietą, nes jums ir nurodo kokiam vadovėlyje, nurodo temą, kaip matot, nurodo pagrindinę tokią informaciją, paspaudus iš karto keliaujate į vadovėlį. Jeigu aš visgi matau, kad man ne temos reikia užduoties, tai aš pasirinku kitą skirtuką. Tik čia šis skirtukas turi šiek tiek kitokias ypatybės, nes, kaip matote, užduotys turi savo savybės. Tai tos užduotys gali būti automatiškai, iš dalies automatiškai arba visiškai neautomatiškai taisomos, tai yra tikrinamos. Tai į tai visai svarbu atkreipti dėmesį, nes jeigu jūsų tikslas yra surasti kažkokią užduotį, kuri būtų greitas pasitikrinimas, greita peržiūra, tai turbūt rinksitės labiau automatiškai tikrinamas užduotis, o ne kažkokius atviro tipo klausimus. O gal jums tinka ir tie, bet tiesiog jūs galite filtruoti pagal tai, koks yra jūsų poreikis, tai tiesiog turėkite omeny, kad tokia galimybė egzistuoja. Kaip matot, vėlgi galite filtruoti pagal klasę, pagal mokomąjį dalyką. Ir vėlgi galite pasispausti ir iš karto nukeliaujate į pasirinktą užduotį. Kadangi aš prie užduočių ir prie paties vadovėlio dar keliausiu iš kitos šiek tiek pusės, tai dar sugrįšime prie užduočių, bet čia tik tokie svarbus punktai, kuriuos naudinga žinoti, jeigu kažko greitai ieškote. Ir tuomet keliaujame į paskutinį kairėje pusėje esantį skirtuką, kur yra užduotys ir kursai. Taip. Ir ką mes tame darbalaukyje taip matome. Tai galima matyti 3 pagrindinės
tris pagrindinius tokius blokus. Kaip matot, yra užduotys, yra atskiri kursai ir yra OPIC sistemos nustatymai. Tai užduotis jūs matote tuomet, jeigu yra kažkokios užduotys priskirtos mokiniams jau, arba jeigu yra išsaugotas, tai kitaip tariant, jeigu turite juodraščių kūrę. Kaip matot, galite užduoti, kiekvienai skilti yra po kažkokį pasirinkimą, tai va šiuo atveju čia yra pateikimo tvarka. Tai irgi, kai tų užduočių jau padaugėja, jūs galite jas išsifiltruoti, kaip jums yra patogiau. Ir taip pačiai galite kai kurias užduotis tiesiog, matote, aš turiu vieną užduotį ir aš galiu ją paslėpti pagrindinėme puslapyje ir tiesiog, kad galbūt man yra nesminė ir man netrūktų. Toliau kursai. Ką kursuose aš matau, tai matau kursų pavadinimą, matau, kiek vadovėlių esu pridėjus, nes man rodo, kad yra 3 rinkiniai, tai yra vadovėlių su užduotimis kartu, dėl to jūs vadina rinkiniais. Taip. Ką dar matau mygtukus, tokius pasirinkimus, kad užduotys arba priskirti užduotį, daugiau pasirinkimų, kad galiu, kai paspaudžiam daugiau pasirinkimų, aš tiesiog galiu matyti praėjusių metų kursus, tokį archyvą, išsaugotą informaciją. Tai jeigu kartais nerandate savo kurso, tai didelė tikimybė, kad tai gali būti archyve. Taip. Taip pat, ką dar galite matyti, tai vėlgi grįžtant prie tos paskutinės tokios sekcijos OPIC, vėlgi galite iš karto išsikviesti paiešką. Matote, kad yra raudoni taškeliai tiek prie rinkinių, tai didelė tikimybė, kad kažkas kažkur buvo atnaujinta, taip, ar kažkokios naujos užduotys pridėtos, ar vadovėlio kažkokios dalys papildomai įkeltos ir panašiai. Ir man gal ką labiausiai čia norėtųsi akcentuoti, tai šitoje skiltyje, jog yra pagalbos centras. Tai jeigu taip nutiktų, kad šio pristatymo metu galbūt kažkas ne iki galo buvo aišku, galbūt kažko nepaklausite, gal neišdrįsot paklausti, tai pagalbos centre jūs galite rasti tokius vartotojo vadovus tiek mokytojams, tiek mokiniams, ir administratoriams. Žodžiu, tiesiog galite nukeliauti tuos vartotojo vadovus ir pagal pasirinktą skiltį tiesiog peržiūrėti paveikslėlius, peržiūrėti tekstą, susirasti tą svarbiausią informaciją, kurios galbūt jums reikia, galbūt kažkas pasimiršo tiesiog. Tai čia galite tiesiog turinio skiltyje visą tą informaciją rasti. Taip. Tai dabar, kai tokią apžvalgą, tokią įžangą padarėm šiek tiek, tai aš vėl sugrįžiu prie bibliotekos, kurią jums jau pristačiau. Ir dabar parodysiu, kaip vieną iš būdų, kaip galite kurti kursą. Ir vėliau parodysiu jau sukurtą kursą, kaip tiesiog jisai atrodo, kaip tas jo vaizdas, koks gali būti. Tai aš keliauju į biblioteką ir ką aš padarau, tai pasirenku norimą vadovėlį, tarkim, pasirenku istoriją 7 klasę, taip, čia galiu, aišku, pasivaikščioti daugiau visko parankioti, taip, pasirinku istoriją šią. Aš matau vadovėlį ir dabar tą man vadovėlį rodo, ta pagrindinė informacija apie tą vadovėlį, kaip matot, rodo turinį ir rodo, kokiam kursą aš jau naudoju. Tai viename tame kurse aš jau esu panaudojus tą vadovėlį, dėl to mane informuoja. Bet aš noriu sukurti atskirą kursą. Jeigu man norisi, aš aišku galiu pavaikšnėti po tą vadovėlį, ten pasiieškoti informacijos, bet mes dabar keliaujam prie to, kaip kurti kursą. Tai dešinėje apačioje, kaip matot, yra 2 mygtukai. Vienas yra pridėti kaip kursą, kitas pridėti į kursą. Tai jeigu dabar jūsų skirtumas gal kaip ir aiškus, bet aš vis tiek prie to sugrįšiu, kad jeigu noriu pridėti kaip kursą, tai aš sukuriu naują kursą visiškai. Jeigu noriu pridėti į kažkokį kursą, tai natūralu, kad tas kursas jau yra egzistuojantis ir aš prie jo pridėdau tą vadovėlį, nes prie kursų galima pridėti daugiau nei vieną vadovėlį. Tai aš, pavyzdžiui, šiuo atveju pridėti kaip kursą ir sukuriu savo kursą. Taip, tai bus istorija. Čia gal klasės pavadinimas, taip. 7. B, taip. Ir istorija. Ir pridedu mokymus rinkinį kaip kursą. Ir tiesiog viskas. Mūsų kursas yra sukurtas. Kaip matot, jau prie tų, ką aš naudoju kursuose, geltoname fone rašyta, kad ne tik lietuvių kalboje esu pridėjus, bet ir istorijoje. Toje grupėje, kurią aš neseniai sukūriau. Jeigu aš spaudžiu pridėti į kursą, tai normalu, kad man tiesiog duos pasirinkimą kursų,
prie kurio aš norėčiau pridėti irgi šitą vadovėlį. Ir čia tiesa nėra pats visiškai vienintelis būdas, kaip pridėti kursą, nes aš jau pačiame kurse nukeliavusi irgi galiu prisidėti, kokio man reikėtų vadovėlį. Tai yra keletas būdų, bet man kažkaip atrodo lengviausia gal per biblioteką prisiminti, bet čia kiekvieno būdas, kaip jiem patogiau yra tai pridėti. Taip, tai dabar, kaip matote, mes nukeliavę į užduotys ir kursai jau matome ne vieną kursą, du, taip. Šiame kurse tiesa istorijos kol kas nėra mokinių, bet iš pradžių kaip vaizdas tiesiog atrodo su lietuvių kalbos kursu, kad būtų šiek tiek atsiskirtų. Tai jeigu aš tiesiog spaudžiu istorijos klasę, tai matot, kol kas vaizdas toks. Tai tie, kas startuojate su tuo kursu, jisai taip ir atrodys. Ne? Jūs čia matote, atsiprašau, kurso pavadinimą, tada matote mokymosi rinkinio skirtuką, matote užduočių skirtuką ir nustatymą. Šitie skirtukai yra turbūt svarbiausia, ar ne, kad kaip koreguoti jūsų kursą. Aš visą laiką svarbu prisiminti, bet jie visą laiką šalia to pavadinimo. Taigi neturėtumėte jūs niekur jų pamesti, ar ne? Ir čia toliau matome visą vadovėlio turinį, matome statistiką ir matome, kad nėra šitam kursui dar mokinių, matome, kiek kursų rinkinių turime. O dabar nukeliaukime į tą kitą kursą, taip, lietuvių kalbos. Ir ką jūs tame kurse dabar matote? Tai jis irgi šiek tiek panašiai atrodo. Matome kurso pavadinimą, mes matome mokymosi rinkinį, užduotis ir nustatymus. Matome, kad žymė nenustatyta. Ir iš karto pasakysiu, kad ta žymė, tai turime omenyje, jog prie skyrelio mes matome tokį kaip skirtuką. Taip, tai mes galime jį paspausti ir tada dingsta tas užrašas, kad žymė jūsų kurso nenustatyta. O kuo tas skirtukas naudingas, tai tiesiog jisai, jeigu mokiniai paspaudžiant to kurso, vietoj to, kad jiem atidarytų taip vadovėlį kaip jums su turiniu, juos iš karto numeta tiesiai į reikiamą temą, kurią jūs esate pažymėję. Tai mokslo metų eigoje tai yra visai naudinga, taip, kad jie neklaidžia. Taip. Jeigu mes turime kursą, turime tuos skirtukus, tai mokymosi rinkiniai, kaip ir sakiau, mes matome visą turinį, matome turinį, kuriame jau žymė yra nustatyta. Matome mokinių statistiką, kaip matot, pagal pasirinktus mokinius. Aš galiu matyti, kaip jiems sekasi, kaip jie netgi atsako ir į savarankiškas savitikros tokias užduotis, ar negaliu matyti, kaip jiems bendrai sekasi tiesiog dirbti galbūt. Taip pat matau kursų rinkinius. Tai šiuo atveju aš čia, tarkime, esu pridėjusi 3 vadovėlius. Ir kaip matote, aš juos galiu kaitalioti. Pavyzdžiui, čia yra mano pagrindinis rinkinys, bet aš galiu nustatyti kaip pagrindinį kitą rinkinį. Jeigu man to reikia. Galbūt aš, pavyzdžiui, su 5-okais ir 6-okais prieš tai turiu pasikartoti kažką, kas buvo prieš tai buvusioje klasėje, tai čia normalu, kad aš galbūt tiesiog tą vadovėlį šiek tiek sugrąžinsiu juos į praėjusius metus ir kažkokią temą pakartosiu. Taip. Tuomet galime keliauti prie užduočių skirtuke. Tai čia buvo priskirta užduotis, mes matome, kaip jiems sekėsi. Aš galiu ant tos užduoties paspausti, galiu matyti bendrą informaciją apie pačią užduotį, bet aš prie užduočių irgi dar sugrįšiu. Tai tik tais noriu informuoti, kad nepamirštumėt, kad šis skirtukai egzistuoja, kad galima tik rasti tą informaciją, mokymos rinkinys, užduotis ir tuomet prie užduočių susirasti jas ir taip pat filtruoti, jeigu tų užduočių yra nemažai, nes gal pasijaučia dar po kurio laiko, kad užduočių kiekis yra nemažas, jas irgi turėkite omenyje, kad galite pagal mokinį išskirti, kaip matot, pagal tipą, nes būna galimybė skirtingai pažymėti užduotis tiesiog ir kaip matot laikotarpius. Ir tuomet dar svarbi dalis yra nustatymai. Tai kaip matote, nustatymuose tokia svarbiausia informacija. Matote mokytojus, matote mokinius, vėlgi matote iš naujo kursų rinkinius dar kartą vienoje vietoje parodytus ir bendrai kurso nustatymus įvairius. Tai pradėkime nuo pradžių. Mokytojai. Jūs, kaip matote, aš jau esu priskirta taip kaip mokytoja. Ką dar galime daryti, tai galime pridėti papildomai kolegas. Jeigu galbūt turite kažkokias integruotas pamokas, galbūt kažkuom bendradarbiauti kartu, galbūt tiesiog kartais reikia šiek tiek pagalbos iš kolegų, iš savo svarbių mokytų kažkokių, ar ne, tai jūs galite prisidėti kolegą, kad tiesiog
prireikus galėtų jisai pasiekti jūsų klasę ir užduoti gal kažkokią užduotį ir panašiai. Dabar apie mokinius, tai jūs mokinius galite pridėti keliais skirtingais būdais. Tai kaip matote, galima mokinius pridėti arba redaguoti. Aš galiu pridėti po vieną, taip, suvesti, įvesti paštą, vardą, pavardę. Kaip matot, pasirinkti iš esamų arba archyvuotų sąrašų galiu, tai iš pernai metų gal sąrašų galiu tai keliauti, pasižiūrėti. Galiu, jeigu reikia, žemiau pavažiavus ten, kur pridėti mokiniai, gal kažkam tai keisti kažkokią informaciją. Galbūt pasižymėti ir iš naujo siųsti kvietimą, nes gal kažkas kažką pamiršo, gal kažkas kažko neranda pašte. Normalu mokslo metų ypač pradžioje. Ne? Galiu pašalinti iš sąrašo, jeigu man to reikia. Taip. Ką toliau galiu daryti? Tai kaip matot, ne vien tik pridėti ir atskirai redaguoti po vieną, bet aš galiu importuoti mokinius. Tai čia jau iš dokumento galiu įkelti. Iš skaičiuoklių tai galiu įkelti ir įkopijuoti visą sąrašą mokinių. Bet ten turi būti tam tikra tvarka, man atrodo, irgi jie išdėstyti. Taip. Jo, matot, jums rašo, kad čia turbūt paštas, vardas, pavardė. Taip. Ir šiaip ir informaciją irgi pateikti, iš kur galite, kad nukopijuoti ir pridėti. Taip. Tai ties šitą vietą daugiau nesustoju, bet jeigu kažkokių klausimų turite, aš manau, kad tai aš tik Aronas Rokas irgi galėtų dėl ten įkelimo mokinių pakonsultuoti. Ir toliau dėl kursų rinkinių. Tai kaip matote, šioje vietoje gal aš neužakcentavau, bet yra pagrindinis rinkinys, yra galimybė nustatyti kaip pagrindinį rinkinį kitą vadovėlį ir yra galimybė pašalinti vadovėlį, jeigu jis jums yra netinkamas. Ir kaip matot, dar vieną galima pridėti rinkinį, tai galite pasirinkti iš reikimo sąrašo savo pasirinktą dalyką ir spausti išsaugoti. Aš kol kas palieku tuos 3 vadovėlius. Ką mes toliau galime matyti, tai žemiau matome dar tokius kitus nustatymus, kaip pavyzdžiui galimybę rodo jums, koks yra mokymas laikotarpis, bet taip pat žemiau matote, kad galite archyvuoti kursą. Taip pat, kaip matot, galite kursą slėpti tutaliniam puslapyje, jeigu jums gal jo nereikia nuolatos matyti. Ne? Ir aišku, redaguoti kurso pavadinimą. Taip pat galite, kaip matot, prisijungimus prie kurso, siųsti nurodymų kodą arba, pavyzdžiui, pridėti licenzijas. Taip, šiuo metu aš esu pridėjusi licenzijas, tai man kaip ir nerodo, kad kažkokiem mokiniam trūksta licenzijų, bet jeigu jums rodytų, kad trūksta licenzijų, tai atsiranda raudonas trikampis, kad tas mokinys neturi licenzijos. Jeigu yra tokia varnelė, tai vadinasi viskas ok yra su licenzija ir mokiniai galės pasiekti, gali pasiekti toliau informaciją, kur aš reikia. Ne? Tai tiesiog naudinga žinoti. Taip, ir tuomet galima pašalinti kursą, jeigu taip jau prireikia. Irgi, pakartosiu tiesiog nustatymuose, visą šitą informaciją, tai tiek mokytojus, kaip pridėti, tiek mokinius, tiek rinkinius, bendrus nustatymus slėpti, rodyti ekrane ir kurso pašalinimas licenzijos. Taip. Ir dabar pagaliau keliaujame į mokymosi rinkinį, tai yra į tą turinį vadovėlį. Trumpai pristatysiu, kuom tas vaizdas yra ypatingas, sugrįšiu prie užduočių, užduočių tipų jau šitoje vietoje ir tiesiog kaip bendrą informaciją susijusią su vadovėliais ir ką galima rasti naudingo juose. Tai pirmiausia, turinyje jūs, kaip matote, yra stiktukas, yra temos numeris, yra temos pavadinimas, taip matote užduočių kiekį, pačioje temoje, matote, kaip sekėsi išspręsti ar nesisekė išspręsti uždavinius mokiniams. Taip. Matote, kur galbūt dar neprikeliavote, nes mokslo metų pradžia, ne? Taip. Aš stovau labiausiai prie linksnių, šiaip parodysiu gal vieną iš pradžių, kuriame yra būdvardžio giminės ir skaičius, šiek tiek pasprendžiau užduočių, kad matytųsi, tai iš karto galima sudaryti patį skyrių. Mes matome skyrelių, kiekvienas skyrelis man atrodo kaip tokia atskira sekcija, poskyris tiesiog skyrelį, atsiprašau, yra tokia atskira sekcija, nes
turi tam tikrą skiltį ir po jos atsiranda papildomų nustatymų. Tai pirmiausia, apie tuos skyrelius, aš čia gal greitai uždariau, taip, vadovėliuose yra tokie poskyriai, taip, kad aš galėčiau iš karto nukeliauti. Ir kituose skyreliuose, va, taip rodot, gal priklausomai nuo temos, ar ne, tos informacijos yra daugiau ar mažiau, čia gal biškį tema mažesnė, ne. Tai ką mes galime matyti? Mes galime matyti tą pavadinimą, po pavadinimo yra pasirinkimas daugiau, pridėti savo turinį arba daugiau pasirinkimų. Tai ta daugiau tiesiog pateiks papildomos informacijos susijusios su žodžiais, kuriuos jūs naudojate toje skiltyje, tiksliau ne jūs, bet vadovėlis naudoja toje skiltyje. Galite pridėti savo turinį, tai reiškia pridėti failą arba pridėti kokį nors tekstą. Tai čia galbūt aš galiu pridėti nuorodą. Aš prašau žodžiu, kad matytųsi, ne, iš pavyzdžių papildyti ir man iš karto rodo geltoną laukelį ir aš tai galiu pridėti tam tikrą reikalingą informaciją. Taip, aš galiu pridėti skirtingus failus. Taip, susirasiu tuoj. Na, vat, paveikslėlį galiu pridėti, per didelį paveikslėlį pasirinkau. Taip. Taip, ir galiu pridėti paveikslėlį, skaidrės. Žodžiu, jums nurodo, kokį failo tipą jūs galite pridėti. Ir taip pat yra daugiau pasirinkimų, kuriuose galite nukopijuoti skilties nuorodą, arba, pavyzdžiui, pranešti apie klaidą, jeigu tokia yra. Arba, vat, matote, išvalyti užduočių atsakymą. Taip, apie tas užduotis irgi dar sugrįšiu. Ką skyrelį jūs dar matote? Tai aš keliauju žemyn ir kaip matot, tekstą galite pasižymėti, pasirinkti, nes šitas vadovėlis yra šiek tiek kitaip konstruotas. Jis yra labai panašus į fizinį, ar ne, bet šiuo atveju dar įmanoma, tarkim, žiūrėti per atskirus skirtingus prietaisus. Tai šiuo atveju vadovėlis prisitaiko prie ekrano, tai aš galiu jį žiūrėti taip pačiai kaip per kompiuterį, taip pačiai ir telefone galiu matyti. Ir tas vaizdas yra paprastesnis, nereikia atskirai ten priartinti, atitolinti, kaip tai reikia daryti PDF dokumentuose. Tai taip. Ir kadangi čia yra taip pat galimybė pažymėti tekstą, tai jūs galite pasibraukti svarbias savo vietas, prisidėti komentarų. Ir papildyti. Tiesa, kai jūs pasižymėte savo tokius komentarus, man čia atrodo gal net fainiausia dalis, kad tiesiog jūs galite tą komentarą pasilikti savo, pasižymėti ir per visus tos vadovėlius, jeigu turite kelias klases, ar ne, skirtingus kursus, jūs vis tiek tą komentarą susirasite. Aišku, toje pačioje skiltyje, kurioje tą komentarą prisidėjote. Mokiniai, tarkim, šiuo atveju mato, kai prisijungia prie vadovėlio, mato tik jūsų pridėtą turinį. Tai čia yra galimybė tekste pasižymėti ir savo pasilikti svarbesnės pastabas, kurios galbūt jums patiems labiau tokios aktualios, ar ne kažkokia informacija svarbi. Ir tie papildomi priedai, toks kaip papildymas, jeigu jūs patys matote, kad kažkokios papildomos gal informacijos mokiniams reikia. Ir čia, kai keliaujame per vadovėlį, iš karto atkeliaujame prie vienos iš užduočių rūšių, tai yra savitikros užduotys. Tai šiuo atveju mokiniai gali įrašyti atsakymus ir iš karto pasitikrinti, pateikti atsakymą, iš karto pamatyti, kur yra teisinga, kur neteisingai atlikta ir kelis kartus bandyti dar atlikti tą užduotį, kol išsiaiškino tą atsakymą. Jūs tiesa kaip mokytojai galite irgi atrodyti teisingus atsakymus, peržiūrėti mokinio statistiką, pasižiūrėti, kokie ten atsakymai ir kaip sekėsi. Tai šiuo atveju aš, tarkim, šiek tiek prie kitos užduoties paspaudžiau, ne? Tai aš matau, kaip mokiniams sekėsi, kiek atsakymų teisingai, kiek neteisingai buvo pateikti. Tai čia visai naudinga, nes kaip ir ta savitikra tokia įvyksta, kad jie gali jaustis saugiai pasirinkdami ir neteisingą kažkokį atsakymą, nes kaip ir tiksliai jūs nematote, bet daugiau mažiau suvokėte, kad kažkaip sekėsi arba nesisekė, taip, tiem mokiniam atlikti užduotį. Taip. Jeigu klasėje rodote tuos galutinius atsakymus, galite paspausti rodyti teisingus atsakymus, taip, ir tuomet jau bendrai ekrane pavaizduoti tai mokiniams. Taip. Kalbant apie tai, kai dalinatės ekranu, tai kaip matote, yra kai kur ir paveikslėlių, tai tos paveikslėlius galite
tiesiog ant jų paspausti ir išdidinti ekrane, arba paspausti mygtuką šalia paveikslėlio, kad jums naują langą tokį atidarytų ir galėtumėt tiesiog irgi rodyti ekrane, jeigu ten per kelis ekranus dirbate. Jeigu viename, tai tiesiog galite pasispausti va taip, paveikslėlio, kaip aš padariau, tiesiog, ir tada jums rodo dalinai kaip tam tikras skaidres, jūs galite keliauti per paveikslėlius ir iš arti juos parodyti. Taip. Kas dar naudinga, tai prie paveikslėlių, tai matote, jūs matote aprašą, jeigu toksai yra, ar ne, ir galite paslėpti tą antraštę paveikslėlio arba ją parodyti. Dešinėje apačioje yra toks burbuliukas ir jūs galite, čia kad jums, jeigu trukdo, tiesiog, kad netrukdytų, bet yra tokia galimybė. Taip. Ką toliau galite daryti? Tai bendrai dar kartą primenu, kad prie kiekvienos skilties, yra tam tikros savitikros užduotys, ar ne, bet prie kiekvienos skilties yra tie pasirinkimai daugiau mažiau. Jeigu tekste randate nuorodas, tai irgi galite jų spausti ir būsite nukelti galbūt į kitą skyrių, gal jeigu yra nuoroda, tai išorinė kažkokia nuoroda, ar ne. Tai, ką vadovėlyje šiaip irgi rastumėte, tik kitokiu formatu gal pat. Taip. Ką dar galima pamatyti, tai dabar tikiuosi, kad spėjot pamatyti ir pamatėte tai, ko reikėjo, o dabar aš keliauju šiek tiek daugiau prie pačių užduočių. Tai kaip matėt, pirmas tipas užduočių yra tokios savitikros labiau užduotys ir tuomet lieka dar du būdai, kaip tas užduotis galite pateikti. Tie du būdai jau tokie yra jūs labiau galite valdyti. Pavyzdžiui, šiuo atveju, nepasakiau, kur paspausti. Taip, tai jeigu mes esame atsidarę skyrelį, taip, atsiranda balta ta juosta. Tai aš čia galiu grįžti atgal į temą, dešinėje pusėje galiu arba pamatyti skyrelio turinį, arba dar dešiniau pamatyti skirtingas užduotis. Ir taip pat yra rodiklytės į kairę ir dešinę skirtingiam tiems skyreliam. Dabar prie tų užduočių. Kol tos užduotys nėra priskirtos, mokiniai jų nemato, tai jų ir atlikti negali. Kuom tai ir skiriasi nuo prieš tai rodytos savitikros užduoties, nes savitikros užduotį, jeigu jie pasiekia vadovėlį, o jie vadovėlį pasiekia, kai pridedate į kursą ar ne ir mato, jie gali tą savitikros užduotį daryti. Ir jūs matot, kaip jiems sekasi daugiau mažiau. Šios užduotys, kurias dabar šitą mygtukę paspausiu, jos nėra matomos mokiniams, iki kol jūs nepadarot, kad jos būtų matomos mokiniams. Taip. Ir ką aš dabar turiu omenyje, taip sakydama. Tai, kaip matote, prie užduočių iš karto paspaudus mes matome vis dar temos pavadinimą, mes matome, kokios yra užduotys ir kokie yra rezultatus, kaip tai matome. Ką dar galime matyti? Tai galime matyti, kiek yra pratimų temoje, ne? Mes galime matyti pratimus rinkinyje. Jau kai kalbame apie pratimus rinkinyje, tai čia yra pratimai, kurių mokiniai vis dar nemato, jeigu jūs jų nepriskiriate. Ir čia skliaustose matote skaičius. Čia visai svarbu į tai atkreipti dėmesį, bet per laiką vis tiek pasistebi, ne, kai priskiriat užduotis, kad viso, tarkim, šiuo atveju čia 4, ar ne, bet yra priskirta viena užduotis jau mokiniams. Ir atkreipiu dėmesį, kad ta priskirta užduotis yra žalia, nes mes keliaujam prie tos žalios spalvos, keliausim prie antro tipo. Mes matom užduočių sąrašą, matom, jeigu norime, galim pridėti savo pratimus. Ir kaip matot, šita užduotis su pirmu skaičiuku yra priskirta mokiniams. Taigi matom šitą paveikslėlį užduotis priskirta mokiniams. Tai reiškia, kad mokiniai gali šią užduotį atlikti. Bet tam, kad ją atliktų, jie irgi keliauja į vadovėlį ir tuomet gali paspausti tą mygtuką, pat kaip jūs paspaudėte, ar ne, toje skiltyje, atsiprašau, temoje ir atlikti užduotį kaip tokia priskirta užduotį prie temos. Tai yra tokia vidutiniškai valdoma, sakyčiau, užduotis ir tas trečias tipas bus toks, kur jau jūs visiškai didžiąją dalį dalykų galite valdyti ir matyti. Tai kai aš priskiriu tokią užduotį, čia tarkim yra linksniavimas ar ne, tai mokiniai tą užduotį atlieka taip,
ir jie jau nespaudžia pasitikrinti atsakymą, jie tą užduotį iš karto pateikia ir po pateikimo jie mato, gali pasitikrinti, kokie buvo teisingi atsakymai. Tai, man atrodo, rezultatuose irgi jūs galite matyti, dabar galvoju, linksniavimas. Čia beje paspaudus rezultatus jums rodo ir visas užduotis, kiek temoje jos buvo atliktos. Tai tarkim, matau, kad vienas mokinys viską bandė iš tų matyti atlikti. Tarkim, iš šitos užduoties, kurie yra priskirta tas antro tipo užduotis, joje paspaudus aš galiu matyti, paspaudus ant užduoties, taip, galiu matyti, kaip sekėsi. Kad 17 buvo teisingai, 5 buvo neteisingai. Tai man grįžtamas ryšys panašus kaip iš tos savitikros užduotys, ne? Galiu vėl paspausti, rodyti, grįžti prie tos užduoties. Ir čia jau aš tada, matydama rezultatus, vėl kažką klasėje aiškiai. Ir be abejo yra dar vienas iš būdų tiesiog priskirti tą užduotį, kur sakiau, kuri yra labiau kontroliuojama ir aš netrukus prie to nukeliausiu. Dar ką noriu paminėti, tai kaip matote, prie užduočių jūs matot pavadinimą, aprašymą užduočių ir tada geltoname fone yra lygis. Čia yra svarbu, lygius jūs kaip mokytojai galite matyti, mokiniai tų lygių nemato. Kitaip tariant, jeigu jiems yra priskirta užduotis, jie mato pačią užduotį, mato tą informaciją kaip ir jūs, tik tais nemato šitos geltonos skilties su lygiu. Taip. Ir tuomet mes galėsime keliauti jau prie užduoties priskirimo, bet pamenat, rodžiau, kad yra pratimai temoje, kurios galima rasti savarankiškai, tas savitikros užduotys, tada yra pratimai rinkinyje ir taip pat jūs galite patys priskirti savo pratimą. Tai aš tik paminėsiu, kad prie mano pratimų kairėje pusėje yra mygtukas sukurti pratimą, tai visai naudinga funkcija, ar ne, čia galbūt kokio nors grįžtamojo ryšio reikia, galbūt refleksijos po pamokos, tokia savarankiška kažkokia papildoma užduotis. Refleksija. Taip. Galiu pasirinkti aprašymą, galiu pridėti savo pasirinktą medžiagą ir galiu leisti arba neleisti mokiniui įvesti tekstą. Dabar kodėl aš tai galiu padaryti, tai kaip man tas mokinys atsakys į klausimą. Jeigu aš leidžiu įvesti tekstą, tai jam irgi atsiras laukelis, galės parašyti tiesiog. Jeigu neleidžiu, tai mokiniui arba mokiniai rodysi galimybę pridėti medžiagą. Tai čia klausimas, ko jūs norite iš užduoties, ar ne? Bet žinokit, kad toks variantas yra galimas. Galite palikti ir įvesti tekstą, vis tiek leis pridėti medžiagą. Tai svarbu būtų aprašymą, turbūt sutarti, ko jūs iš jų norėtumėt. Tik svarbu žinoti, kad tokia galimybė egzistuoja. Ir kai sukuriate tą užduotį, galima išsaugoti arba išsaugoti priskirti užduotį. Aš kol kas, tarkim, išsaugoti užduotį, ar ne? Tam, kad mes galėtumėm skirtingų rūšių užduočių vėliau prisidėti. Tai taip, dabar aš pasižymiu šiame skyrelyje užduotis ir tą užduotį, kuri su žmogeliukai žaliai yra antro tipo užduotis, ar ne, antro priskirimo. Ir ką aš galiu dar pasirinkti refleksiją ir ką aš galiu matyti, tai dešinėje pusėje apačioje, kaip matot, yra nemažai mygtukų. Yra tema, pridėti prie juodraščio, priskirti užduotį ir dalyti su mokiniais. Tai jeigu jūs spaudžiate dalyti su mokiniais tą patį mygtuką, kaip matote, čia yra tie žmogeliukai. Ne? Jeigu aš tai paspausiu, tai tiesiog mano užduotį iš karto visi mokiniai galės matyti prie temos ir atsiras čia žali žmogeliukai irgi. Jeigu aš pasirinksiu priskirti užduotį, tai čia bus to trečio tipo užduotis. Ir trečio tipo užduotis yra tokia, kurią jūs galite labiau šiek tiek valdyti. Tai aš dabar paspaudžiu priskirti užduotį. Taip. Ir dabar aš gal šiek tiek atitolinsiu, kad visas tas laukelis patogiai matytųsi. Ką aš matau? Aš galiu pasirinkti pratimus. Kaip matot, irgi tokios 3 savotiškos skiltys sudaro. Pasirinkti pratimus, nustatyti užduoties ypatybės ir pasirinkti užduočių gavėjus. Tai pradėkim šį kartą iš eilės, iš kairės pusės, ar ne, pasirinkti pratimus. Matote, iš karto yra du tokie skirtukai. Pasirinkti pratimus jau iš to, ką aš galiu matyti sąraše, ir tie pratimai, kurie jau buvo pasirinkti sąrašas. Čia naudinga tiesiog žinoti, kad toks egzistuoja, jeigu kartais tu daug temų arba užduočių pasirenkate ir vėliau šiek tiek nebeaišku, ar čia jums tiek jų reikia, tai visai galite grįžti ir ištrinti tiesiog pasirinktą pratimą, jeigu jo nebereikia.
Tai tam, jog pasirinktumėm tam tikrą pratimą, kaip matot, jūs turite nurodyti mokymosi rinkinį. Automatiškai yra nurodytas rinkinys tas, kuriame jūs šiuo metu esate. Tai tas 5 klasės vadovėlių rinkinys. Aš galiu pasirinkti, aišku, man pačioje pradžioje tiesa rodo tuos 3 vadovėlius. Aš buvau pasirinkusi lietuvių kalbos 5 klasę, istorijos 7 klasę, lietuvių kalba 6 klasę. Taip. Ir man automatiškai rodo tuos rinkinius pradžioje. Taip, tai šiuo atveju, tarkim, pasirinku, galiu galvoti lietuvių kalbą 6 ar ne, klasę ir galiu matyti, galbūt aš žinau kažkuriuos skyrelius, kurie buvo naudingi ir kuriuos galima panaudoti. Taip. Tai aš galiu pasirinkti pratimus, galiu pasirinkti, jeigu noriu dar kažkokį kitą skyrių ar ne, ir prisidėti. Jeigu nenoriu, aš galiu nieko nesirinkti. Jeigu noriu, galiu vėl pasiimti iš kito vadovėlio. Ne? Galiu ir pasirinkti, kaip matot, specifinę temą, jeigu žinau, kad man tokios temos reikia. Ir kaip matot, prie užduočių aš galiu rinktis tik užduotis, bet aš taip pat galiu rinktis paprašyti perskaityti skyrių. Tiesiog, kad jie nepamirštų, kad skyrius egzistuoja, taip, nes tiesiog perskaičius skyrių, jie irgi turi patvirtinti, kad jie tą skyrių perskaitė. Taip, galiu pasirinkti ir viską. Ir tas skyrius bus priskirtas prie reikiamų užduočių. Čia atveju pasirinku keletą užduočių, kad čia neperpildyčiau, nes, kaip matot, prie mano pasirinktų pratimų jau yra 8. Jeigu aš tiesa esu neįsitikinus, ar čia tas pratimas, kurį aš buvau numačiusi, tai kaip matot, aš matau, aišku, informaciją šiek tiek apie jį, aš matau, kad čia automatiškai tikrinama užduotis, aš matau informaciją, tai trumpą aprašą apie ką ta užduotis ir aš galiu pasispausti padidinamą į stiklą ir man atidarys užduotį naujame lange, kad aš peržiūrėčiau, ar čia tinkama užduotis, kurią aš norėjau priskirti. Čia tokiam pasitikrinimui irgi, ar viskas gerai yra. Ir prie priskirtų pratimų aš, aišku, galiu sugrįžti, nepamiršti pasižiūrėti, kokį čia skyrių gal turėjau perskaityti, arba gal kažkokią užduotį, kokiam skyriui iš viso buvau, gal prie kokiam vadovėlyje, gal kažkokios užduoties nereikia. Žodžiu, aš priskiriu viską, susitvarkau čia. Ir keliauju į tam tikrą kitą sekciją tokią, kur nustatysite užduoties ypatybės. Aš galiu pasikeisti pavadinimą. Kaip matot, pavadinimas visą laiką turi būti, nes yra raudonas taškelis, be jo neleis išsaugoti užduoties. Taip pat yra ir prie užduoties datos, ar ne, ir prie gavėjų. Negalite tiesiog priskirti užduoties be šitų dalykų. Tai pavadinimą taisau arba netaisau, taip pasirenku komentuoti, nekomentuoti, jeigu man to reikia, žinau savo klasę ir to reikia, parenku tipą užduoties, bet čia labiau, kad mokiniai žinotų, čia namų darbas, klasės darbas, ar tiesiog kažkokia, tokia užduotis priskirta, kurią reikėtų atlikti. Ką dar galiu nustatyti, tai galiu nustatyti, papildomai vėlgi tipą ir tuomet nustatyti datą. Galiu pasirinkti, tarkim, iki penktadienio, ar ne, man rodo. Vėliau aš tiesiog galiu tai koreguoti, jeigu reikia. Ir taip pat galiu pasirinkti kursą, iš kurio renkuosi mokymus. Šiuo atveju, tarkim, renkuosi tą lietuvių kalbą, galiu pasirinkti ir istoriją. Ir pasirenku reikiamą gavėją vieną ar abudu. Šiuo atveju pas mane kurti tik 2 mokiniai, taip, tai pasirenku abudu. Ir ką galiausiai galiu daryti. Galiu išsiųsti užduotį iš karto, arba galiu išsaugoti ir kai išsaugosiu užduotį, tai čia bus mano juodraštis. Ir galiu atšaukti, jeigu to reikia. Tai aš dabar spaudžiu išsiųsti užduotį ir užduotis yra priskirta. Kaip matote, šitoje erdvėje prie užduočių kol kas kaip ir niekas nepasikeitė, nes aš užduotį sukomplektavau visiškai taip, ganėtinai individualiai. Aš ėmiau ne vien iš šitos skyrius, bet ir iš kito. Tai aš matau realiai tuos pratimus temoje, matau dalinai savitikros užduotis su tai žaliais žmogeliukais, o tą trečiąjį tipą užduočių aš matau nekur kitur, kaip tik pagrindinėme lauke, kur yra užduotis ir kursai. Ir štai prie užduočių skilties aš galiu matyti. Tai yra daiktavardžio linksniai, mūsų užduotis pavadinimas toks buvo, nepaisant to, kad ten istorijos buvo šiek tiek. Ir jau matau, kad iki kada reikėtų atlikti šitą užduotį ir taip pat matau, kad jau kažkokia užduotis buvo priskirta. Tai dabar trumpai tiesiog parodysiu, kaip tas vaizdas pačios užduoties atrodo. Ir to ryšio grįžtamo iš mokinių pusės, turiu omeny, kai jau jie atlieka darbą. Paspausiu iš karto užduotį, kuri prieš tai buvo spręsta, tai šiek tiek daugiau informacijos gausti jau. Ir aš kai paspaudžiu tą užduotį, tiesa, prašom, kai paspaudžiu tą užduotį,
man prie užduoties irgi man atrodo, kad žaibelis atsiranda, kad ne iki galo automatiškai taisoma užduotis, tai vadinasi yra kažkur atviro tipo užduočių, ar ne? Ir čia turėtų būti, nes aš irgi sukūriau savo užduotį, iš to pridėjau, iš tos užduoties. Taip. Tai mes, kai nukeliaujame į užduotį būdvardžio giminės ir skaičius, ką mes matom? Mes vėlgi tokią savotiškai juostoje turim informaciją apie tai, kad čia užduotis, galime grįžti atgal, o dešinėje pusėje yra bendrinama nuoroda. Tai galbūt jums naudinga čia, kai dienynus kelti kažkokią informaciją, kad kažkur kažkas buvo atlikta, tai šitą nuorodą galima kopijuoti ir dėti ten. Po tema jūs galite matyti mokinių sąrašą ir informaciją apie kiekvieną iš mokinių, kaip jiems sekėsi. Aš netrukus prie tos informacijos keliausiu, bet prieš tai dar norėčiau atkreipti dėmesį ir į dešinėje esančią skiltį. Kaip matot, yra apžvalga, ar ne, bendroji informacija, kursas, susijusi mokymosi medžiaga, ar ne, su nuoroda iš karto jums rodo. Ką aš dar matau, tai aš matau, iki kada yra terminas, bet matot, tipo aš nepriskyriau šiuo atveju, taip, tai dėl to rodo brūkšnelį. Galiu, jeigu reikia redaguoti, iki kada tą užduotį galima atlikti. Rodo laiką, kada buvo priskirta mokiniams, priskirta užduotis, tada vėl matot, yra nuoroda. Dar kartą jums rodoma, jeigu būčiau palikusi komentarą, tai mokiniai matytų komentarą. Ir taip pat galiu matyti sąrašą užduočių, kurias aš priskyriau. Ir ką dar galiu daryti, tai galiu, kaip matot, sukurti užduoties kopiją arba ištrinti. Ir matau duomenis kol kas, kol netaisiau visiškai užduočių, kaip ten jiems sekėsi. Ir kaip matot, man rodo, kad šiek tiek panašiai, ne, pagal procentus spalvas keičia. Ir man taip pat rodo, daugiausiai mokinių padarė klaidų pratybų metu šiose ir šiose užduotyse ir daugiausiai, taip, klaidas padarė užduotyje. Taip, tai irgi rodo apie konkrečią užduotį. Pavyzdžiui, čia buvo atviro tipo mano klausimas, kaip sekėsi pamokoje, tai kol kas, kadangi jis neįvertintas, tai rodo kaip vieną iš tų, kuriame daugiausiai klaidų buvo. Tai dabar keliaukime prie pirmojo iš mokinių. Matom, kad yra rezultatas, bet matom šauktuką, tas šauktukas irgi, matot, rodo, kad vienas atsakymas nepažymėtas. Taip, spaudžiant mokinio atsakymą. Ir ką galiu matyti? Vėl matau tą patį pavadinimą užduoties, matau trumpą santrauką. Matau, kaip mokiniai save įsivertino, matau komentarą. Čia yra svarbu, nes yra keli įsivertinimo būdai, yra po kiekvienos užduoties galimybė savai, tą užduotį tiksliau įvertinti. Čia irgi gal svarbu aptarti klasiai, ko jūs tikitės, ar jūs norit, kad jums tas užduotis įvertintų mokiniai ar ne. Tai tiesiog svarbu paminėti, kad jie žinotų, ar ne, kad arba reikia, arba nereikia. Ir tada yra galutinis įsivertinimas, kai mokinys atlieka užduotį ir tokį kaip grįžtamą į ryšį kažkokį palieka, taip, kad ten buvo gerai, negerai, ar čia vėlgi sutarimo reikalas, ne, bet įvertinti, kažkaip pažymėti vis tiek paskutinį tai reikia. Taip pat galite matyti trukmę ir būseną, kad aš dar neįvertinau. Tuomet, ką galite matyti, tai tarkim iš skyriaus, čia yra tos savitikros užduotis, kurių atsakymus aš galiu matyti, tai kiek ten jau teisingai, neteisingai atliko, galiu kažkaip nuspėti, kaip ten sekėsi, kaip vyko dalykai. Matau, kiek laiko užtruko prie to skyriaus jį skaitydama ir atlikdama užduotį. Matau, kiek yra viso užduočių. Ir galiu, kaip matot, žiūrėti skyrių. Taip pat, kas dar visai svarbu, galiu palikti komentarą, kad mokiniai jį matytų, kai įvertinusiu užduotį. Taip. Dabar žemiau jau keliaujame prie tų užduočių, kurias priskyrė mokiniam, tų, kurios jau trečias tipas, kur labiausiai kontroliuoti galima. Kai sakau kontroliuoti, tai gal šiek tiek neigiamą reikšmę turi, bet iš tikrųjų kalbu apie tai, kad tiesiog jūs užduotyje turite daugiau galimybių pamatyti ir kaip mokiniai konkrečiai sekėsi jau ir dar patys koreguoti, jeigu to reikia. Tai pavyzdžiui, šiuo atveju aš matau, kad čia automatiškai taisoma užduotis. Matau, kad čia pirma iš 5 tų užduočių priskirtų. Vėlgi matau lygį ir matau pasirinkimus padarytus. Matau, kur buvo teisinga, kur buvo neteisinga. Tai ką jūs dabar galite pakoreguoti, jeigu matot, kad galbūt kažkokioje vietoje kažkas kažkur buvo iki galo nesimokyta, gal kažkas ne iki galo buvo aišku, gal čia kartuojas per visą klasę. Tiesiog turėti omenyje, kad jūs galite patys nevertinti to vieno taško iš viso, neduoti, kad jo nebūtų, arba tiesiog pažymėti kaip teisinga. Čia turiu omeny, jeigu matot, kad kažkur to reikia.
ne visur absoliučiai, taip. Ir dešinėje pusėje prie užduoties jūs, kaip matot, vėl matot trukmę, taip pačiai kaip su skyriaus skaitimu, taip pačiai ir trukmę, kiek prie užduoties tas mokinys arba mokinė laiko užtruko. Tai čia irgi šiek tiek gali suteikti informacijos, kaip greitai tą užduotį prašoko, taip. Galite matyti, kaip įsivertina užduotį. Tai va čia yra ta dalis, kur mokinys gali įvertinti arba neįvertinti užduotį. Tai čia reikėtų aptarti, nes prie kiekvienos užduotys tai galima daryti. Šioje vietoje, kaip matot, galite palikti savo komentarą mokiniams konkretų. Ir kaip matot, va, dar čia žemiau yra, galite pažymėti visus sakymus kaip teisingus, visus kaip neteisingus, arba matot, kur tai pradinė būsena. Tai, kas originaliai buvo mokinio įvertinti. Galite prie užduoties pridėti papildomą medžiagą. Jeigu, tarkim, tai buvo klasinis kažkoks darbas, tai jūs pilnai tikrai galite pridėti papildomos informacijos ir tiesiog leisti žinoti, kad čia taip turėtų kažkas būti. Kitos užduotys irgi yra panašiai, tik jų tipai skiriasi, gal lygiai skiriasi, ar ne? Matome vėlgi trukmę, matome galimybę komentarus palikti, matom, kad kažkur gerai išsprendė, kažkur dar pritrūko galbūt žinių. Taip, čia tarkim matom, kad viskas gal palikta neteisingai, galite, jeigu matot, kad gal kažkur tarpas koks nors paliktas, gal kažkur taško trūksta, irgi galite atitinkamai pasitaisyti ar ne, pasižymėti visus kaip teisingus, dalį kaip teisingų, čia jau toks irgi pagal save pasižiūrite, nes visko pasitaiko. Taip. Šitoje užduotyje irgi matot, kad sunkiai įsivertina, bet viską teisingai atliko. Ir taip, čia galiausiai yra savarankiška ta užduotis, kaip sekėsi pamokoje, įrašyti sakinį, aš matau, kad čia viskas gal buvo gerai, pridėjo dar man paveikslėlį, taip. Ir ką aš galiu padaryti, tai prie užduoties, kampe, vėlgi pažymėti čia teisingai, neteisingai ir atsiranda arba neatsiranda tas papildomas taškas. Dabar, kai aš kalbu apie taškus, tai apžvalgoje mes tuos taškus irgi galime matyti. Mes vėlgi matome tą mokinio įsivertinimą, matom, kiek yra viso teisingų užduočių atlikta, neteisingų užduočių atlikta, klaidų skaičius, pagal taškus irgi ir rezultatą rodo procentais. Šiuo metu, jeigu aš tarkim pažymiu, kad neteisingai, tai man turėtų taip atsirasti, kad 2 iš 5 yra neteisingos ir kad daugiau klaidų yra. Taip. Tai, žodžiu, aš matau pakinta tie skaičiai ir pagal tai mums rodo rezultatą. Dabar apie rezultatus. Tai vėlgi priklauso nuo to, kaip jūsų klasiai įprasta, nes galite rodyti ir procentus. Tiesa, yra kol kas žymėjimas nuo 1 iki 5, bet čia gal vyresniem klasėm taip aktualu. Tada yra formuojamasis ir vertinimas, kur tik komentarai rašot, arba kitas vertinimas, kur galite šitoje vietoje įvertinimą įrašyti. Tai čia šiuo atveju turbūt skaičių ar ne, o čia pasilikti komentarą. Vėlgi priklauso nuo jūsų. Ką dar galite daryti? Čia irgi dešinėje apačioje jūs matote kelis mygtukus, yra galimybė siūsti užduotį atgal mokiniams. Jeigu tai buvo, pavyzdžiui, klasės darbas ir jūs matote, kad galėjo geriau padaryti, tai galbūt galite persiūsti iš naujo, kad atliktų tą užduotį, nes mokiniai gali paprašyti, kad jūs grąžintumėte tas užduotis sistemoje šioje turiuomenį. Taip pat galite išsaugoti tiesiog užduotis ir arba iš karto rodyti rezultatą. Jeigu tai visos klasės darbą, tai gal iš pradžių išsaugos, tada keliausite čia viršuje juostoje, tai yra mygtukai, galiu keliauti pas kitą mokinį, išsitaisyti šitą užduotį, tada vėl išsaugoti, keliauti toliau, ištaisyti visą klasę ir tik tada pateikti visiems rodyti rezultatą. Nes aš kai čia grįžtu, galiu pasirinkti visus mokinius ir kaip matot, siūsti atgal arba rodyti pasirinktus. Tai turiu kad pasirinkti mokiniai ir tiesiog atskleisti tas užduotis jiems, jų atsakymus, rezultatus atskleisti. Taip, į ką dar noriu atkreipti dėmesį, kad prie rezultatų dabar skilties pranyko tas šauktukas, nes aš visas užduotis, kurios buvo to atviro tipo, kažkaip įvertinau, ar ne? Ir apačioje mano vaizdas irgi duomenys šiek tiek skiriasi dabar, nes pakito informacija tiesiog ir kaip sekėsi ir kur sekėsi, nes tiesiog pakoregavau kai kurias užduotis. Taip, tai gal ir svarbu žinoti, kokias užduotis užduodat, nes jeigu tai automatiškai taisomas, tai tada didesnė tikimybė, kad iš karto jau jums matomi tie duomenys, didžioji dalis iš karto tinkami, o priešingą atveju turit po pataisymą dar matyti, ne? Taip, tai man atrodo, iš mano pusės būtų viskas. Susipažinom su dalimi, tiksliau visa OPEX sistema, ne? Susipažinom,
kur galite rasti bibliotekoje vadovėlius, kur galite šiaip paieškoje informaciją surasti, kaip sukurti kursus, kaip pačiuose vadovėliuose ir kursuose šiek tiek orientuotis, kaip matyti savo kursus ar ne ir paslėpti juos. Taip, jeigu turėtumėt kažkokių klausimų, tai aš jų labai lauksiu. Kol kas nustosiu dalintis ekranu, bet jeigu reiktų pagal pasirinkti klausimą, tai tikrai pasidalinsiu. Ir dėkoju Jums už dėmesį ir laiką. Ačiū tau, Greta, labai. Tai dabar mačiau daug jau rašyta žinučių, mėginame visus atsakyti su Roku. Jeigu dabar turėsite kažkokių klausimų, tai galite užduoti gyvai, duosime prieigą kalbėti, galėsite pasisakyti, užduoti klausimą, pakelkite ranką ir suteiksime privilegiją. Arnai, ar mes dar praeinam tos atsakymus, kuriuos ten atsakėm, nežinau, ar jie aktualūs? Aš galiu labai nebent tik tais trumpai pasakyti tokią, kur susidūriau, dabar mes mėginame padėti kuo daugiau įsivažiuoti visą šitą Opiko naudojimąsi. Tai dėl licenzijų daug kyla klausimų, tai jeigu turite klausimų dėl licenzijų ir nežinote, kas jūsų mokykloje yra administratorius, parašykite info@opik.lt ir mes atsakysime. Jeigu tokio žmogaus kaip ir neturite, tai vis tiek parašykite, tada suteiksime informaciją, kaip susikurti mokyklos paskyrą, bet jau būtent administratoriai. Ir jeigu dėl licenzijų klausimai kyla, tai visi jie turėtų nueiti į administratorių. Administratorius turi jas užsakyti, užsakius licenzijas, jas patvirtina baltos rankos sekreto atstovai per kelias dienas. Tuo tarpu administratorius taipogi prideda vartotojus, tai mokytojus, mokinius. Mokinius taip pat gali pridėti ir mokytojai per kurso sukūrimą ir pridėjimą mokinių į kursą. Tai patvirtinus licencijoms ir pridėjus mokytojus, tada administratorius turi priskirti tas licencijas dar ir mokytojams, vartotojams. Tai čia, jeigu kyla tokių klausimų, tai tikrai kreipkite savo administratorių. Kaip ir minėjau, jeigu nežinote, kas jis toksai, tai galite parašyti info@opik.lt. Tokia bendrinė informacija. Tai va, jeigu dar turite klausimų, tai tikrai galite rašyti arba į mūsų chato tą žinučių skiltį, arba į info.lt. Va, matau, Miglė turi klausimą, tai leidžiu pasisakyti. Labą dieną. Esu Miglė Paraknevičienė. Noriu pasakyti tokį pirmąjį įspūdį šio pristatymo, kad labai iš tiesų atrodo gražiai jūsų šita platforma. Nesu jos išbandžiusi ir man kilo toks klausimas pristatymo metu. Ar vadovėlyje, nesvarbu kokio dalyko, yra labai daug, mačiau, užduočių. Ar tos užduotys yra tos pačios pateikiamos ir šitoje jūsų platformoje, ar jos yra susietos, ar tos užduotys yra visiškai kitos? Ar aiškus klausimas? Aš gal galėsiu pabandyti atsakyti, ne? Tai jo, vadovėlė, žinokit, jeigu tam tikrose vadovėliuose yra uždaviniai, tai jie buvo tam tikrose vietose skaitmeninti. Tiesiog tai yra padaryti skaitmeniniai, bet jeigu kitus žiūrėsite, tai tas pats turinys irgi praturtintas namų darbų užduotimis. Tai jos visiškai yra jau kitos ir kiti net autoriai yra kūrę tuos uždavinius. Tai jeigu taip žiūrint, pirmi metai tai buvo nelyginės, tai 5, 7, 9, 11 klasės, tai tenais yra tokių, baltų lankų daugiau namų darbų uždavinių. Tai jie yra sukurti kitų autorių, o vat jau lyginės 6, 8, 10 ir 12, tai jau ten yra tik tai savitikros uždaviniai. Tai, nežinau, ar atsakiau. Tai ar tie, kur yra vadovėlyje pateikti uždaviniai, konkrečiai ten aš esu chemikė ir man tai yra aktualu, 20 yra uždavinių,
Tai ar tuos pačius uždavinius aš matysiu ir jūsų šitose paskyrose, kur aš galiu priskirti, ar jos bus visiškai kitos? Jos bus tos pačios, kas vadovėlė. Ačiū. Tai kol dar tylu, tiesiog noriu palinkėti jums sėkmės. Dėkui. Tai jeigu nebeturite klausimų, o jeigu rasite vėliau, kils kažkokie klausimai, tai rašykite būtinai info@opik.lt. Stengiamės kuo sparčiau suktis, rugsėjo pradžia, šiek tiek užimtumas, šiek tiek didesnis toksai, bet tiesiog mėginam kuo greičiau atsakyti ir pagelbėti įsivažiuoti mokslo metus. Tai kaip ir viskas, dėkui jums tuomet ir viso. Tai yra.